Sveiki, aš esu Gabrielė Norkutė. Šiandien su jumis norėčiau pasikalbėti apie statybų valdymą ir jų terminus. Mes visi, įsigydami būstą, labai esame susirūpinę, kadagi pagaliau galėsime įsikelti ir pasidaryti apdailą. Paprastai 100 butų projektas su požeminiu parkingu yra statomas 12-14 mėnesių iki notarinių sutarčių. Tai yra 85% baigtumo. Deja, ne visiems pavyksta šios terminus išlaikyti. Taigi tie, kurie yra labai jautrus terminui, paprastai turi rinktis statybas, kurios yra vėlesnėje stadijoje. Tačiau tai visada kainuoja papildomai. Tiems, kuriems reikia geriausios kainos, turėtų visgi rinktis ankstyvesnėje statybų stadijoje. Taigi, kodėl projektai gali vėluoti ir kas juose būna? Paprastai tokio projekto procese dalyvauja nuo 70 iki 100 rangovų. Todėl tiksliai kaip laikrodžio suplanuoti viso proceso nesigauna. Netgi menkas vėlavimas vieno rangovo gali tapti grandininiu vėlavimu. Paprastai tokį grandininį vėlavimą lemia išilgėję medžiagų teikimo terminai. Gali būti, kad tiesiog nėra šiuo metu pakankamo kiekio medžiagų ar įrenginių rinkoje, todėl visi terminai tiesiog prasitęsia visoje rinkoje, visiems statybos dalyviams. Taip pat yra dar vienas, deja, žmogui nepavaldus aspektas yra orai. Jei, tarkime, pavėlavome ir nedidelį terminą, 1 mėnesį, tačiau atėjo į Lietuvą žiema ir turime minusinę temperatūrą, jau fasado arba asfaltavimo darbus teks nukelti nebe mėnesiui, o 3 ar 4 ir laukti pavasario sezono. Vėlavimas niekada nėra naudingas vystytojui, jie yra suinteresuoti padaryti kuo greičiau, tačiau technologinių procesų būtina laikytis. Vystytojai paprastai patys sufleruoja, koks vėlavimo terminas galėtų būti natūralus ir galimas. Tai yra 3-4 mėnesiai. Toks terminas yra nustatomas preliminariose ar rezervacinėse sutartyse. Praėjus šiam terminui paprastai vystytojai siunčia oficialų laišką, kuriame aiškiai įvardina, kokios yra vėlavimo priežastis, pasako, kada realiai galės pabaigti projektą ir šio plano laikosi. Patikimi vystytojai siunčia kasmėnesinius naujienlaiškius, kuriuose atnaujina situaciją statybų aikštelėje, kokie darbai padaryti, ar turėsime, kad ir nedidelius, bet vėlavimus, kad būtumėt kuo geriau informuoti. Patikimi vystytojai komunikuoja, jūs neturite būti proaktyvus šio proceso dalyvis. To negalima pasakyti apie netokius patikimus šios rinkos dalyvius. Jie paprastai nesako, kad vėluoja, bando visas priežastis kažkam kitam perkelti, na ir neturi aiškaus plano, kaip pasivyti grafiką arba kada galiausiai tos statybos baigsis ir jūs galėsite perimti butą. Jei vėlavimas vyksta jau po notarinės sutarties, vystytojas turėtų išsiųsti laišką informuojantį ne tik jūs, bet ir trečiuosius asmenis, tai yra jūsų kreditorius, bankus. Tai labai svarbu, nes jei vėlavimas vyksta ilgesnis negu 6 mėnesiai, galite būti apmokestinti papildomų mokesčių dėl sutarties persirašymo. Tarp kliento ir vystytojo turi būti elementari pagarba. Taip kaip mes, eidami į susitikimą ir suprasdami, kad vėluojame kamščiuose ar dėl asmeninių priežasčių negalėsime atvykti, informuojame iš anksto, o ne pasakome tai paskutinę minutę. Taigi toks pat žmogiškas ryšys turėtų būti ir šioje vietoje. Suprantu, kad būsto norisi visada greičiau ir kad viskas būtų laiku, bet kad jums būtų ramiau, orientuokitės į galimus sutarties pratęsimus, kurie jau numatyti. Jūs jau laimėjote, nes įsigijote būstą ir jūsų būsto kaina jau kyla. Taigi, planuokite įsirengimą, dirbkite su interjero dizaineriais
ir tas laikas labai greit praeis. Ačiū Jums už dėmesį.